2024 m. gruodžio 25 d. Rusijos oro gynyba numušė Azerbaidžano civilinį lėktuvą. Iš viso žuvo 38 žmonės. Ir žinote, kokia buvo Rusijos valdžios reakcija? Visiška tyla. 3 dienas niekas Maskvoje neištarė nė žodžio. Kai Vladimiras Putinas pagaliau paskambino Azerbaidžano prezidentui, jis atsiprašė tik dėl to, kad incidentas įvyko Rusijos oro erdvėje. Atkreipkite dėmesį į žodžių pasirinkimą. Jis labai atsargiai vengė pripažinti, kad Rusija buvo ta, kuri paleido šūvį. 150 metų Rusijos kaimynai niekada nedrįsdavo mesti iššūkio Putinui dėl kažko panašaus. Jie varytų į žaidimą ir gyventų toliau. Tačiau šį kartą nutiko Kažkas netikėto. Azerbaidžanas pareikalavo atsiprašymo. Jie pareikalavo, kad Rusija pripažintų kaltę. Pareikalavo kompensacijos. Ir šis mažas drąsos gestas atskleidė paslaptį, kurią Putinas bando bet kokią kainą nuslėpti. Nes tiesa yra tokia. Putinas pradėjo karą Ukrainoje tam, kad pasaulis vėl bijotų Rusijos. Jis norėjo būti prisimenamas kaip tas žmogus, kurio dėka šalis susigrąžino carų ir Sovietų Sąjungos didybę. Jis norėjo paminklų. Jis norėjo, kad jo vardas būtų istorijos knygose. Tačiau įvyko priešingai. Kiekvienas karo mėnuo Rusijos nepadarė didesnės. Paliko skylę. Ir ta skylė atsiveria vietose, kur karas niekada nebuvo atėjęs. Šiame vaizdo įraše parodysiu tau, kaip imperija, kurią Vladimiras Putinas prisiekė atkurti, griūva jam po kojomis. Ir kas svarbiausia, kas įžengė pro duris, kurias jis paliko atviras. Pradėkime nuo pradžių, nuo plano, kuris visiškai nepavyko. Kai Putinas įsiveržė į Ukrainą 2022 m. vasarį, planas buvo paprastas ir greitas. Per kelias dienas užimti Kijevą, pastatyti draugišką vyriausybę ir užvaldyti 15 trilijonų dolerių vertės Ukrainos mineralinius išteklius. Tai būtų tik pirmoji didesnės žaidimo lentos dalis. Užvaldžius Ukrainą, Rusija vėl būtų laikoma supervalstybė, tokiame pačiame lygyje kaip Jungtinės valstijos ir Kinija. Tačiau taip neatsitiko. Praėjus daugiau nei 4 metams fronto linija beveik nepasikeitė. Rusija kontroliuoja maždaug 5% Ukrainos. Ir kad Putino svajonė išsipildytų, liktų dar 80%. Dar blogiau, Rusijos kariuomenė, kuri buvo pristatoma kaip antra stipriausia pasaulyje, buvo demaskuota. Pasirodė esanti popierinis tigras. Ir ekonomika pajuto smūgį. Prieš karą Rusija augo daugiau nei 4% per metus. Tačiau šiandien ji vos siekia 1%. Taigi, jei net Ukraina nebuvo užkariauta, kas liko iš didžiojo Putino plano? Atsakymas jam dar skaudesnis. Nes invazijos taikinys ne tik atsilaikė, bet ir tapo stipresnis. Pagalvok kartu su manimi. Ukraina į šį karą įsitraukė kaip auka. Šalis, kuri Putino manymu būtų praryta be didelių pastangų. Iš jos išėjo kaip karinė galybė. Priversta gintis, Ukraina tapo pasaulinė dronų lyderė ir pavertė šią technologiją mainų priemonę. Diplomatijoje jis sudarė ilgalaikius susitarimus su Saudo Arabija, Kataru, Jungtiniais Arabų Emiratais, pradėjo pardavinėti gynybos technologijas vakarams, užuot nuo jų priklausiusi. Amerikos tyrimų centras Atlantic Council netgi atkreipė dėmesį į vieną įspūdingą dalyką. Ukrainos kariai šiandien dažnai pasirodo geriau nei NATO kolegos bendrose pratybose. Kitaip tariant, šalis, kuri turėjo būti praryta, tapo vadovėliu, kaip sustabdyti Rusiją. Ir tai parodo Rusiją tokią, kokia ji iš tikrųjų yra šiandien. Tai jau nebe supervalstybė, o vidutinė galybė, kuri patikėjo esanti didesnė, nei yra iš tikrųjų. Ir štai čia yra tas elementas, kuris viską pakeičia. Dešimtmečius Rusijos kaimynai pakluso tik dėl vienos priežasties. Baimė.
Nuo Armėnijos iki Kazakstano, nuo Azerbaidžano iki Gruzijos. Visi elgėsi atsargiai šalia tos milžiniškos armijos. Tačiau Ukraina ką tik parodė visam pasauliui, kad ši armija nėra nenugalima. Ir kai tik baimė pradeda skilti, tie, kurie pakluso, ima tikrinti, kiek toli gali nueiti. Pirmasis, kuris išbandė, buvo būtent tas lėktuvas. Sugrįžkime kartu į Azerbaidžaną, mažą naftos turtingą šalį, kuri visada gyveno savo milžiniško kaimyno šešėlyje. 150 metų Rusija valdė Kaukazą, tą kalnų regiono tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų. Ir valdė baimė. Niekas nedrįso priešintis Maskvai. Tada buvo numuštas lėktuvas, 38 žuvusiai. Ir Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas padarė neįsivaizduojamą dalyką. Jis stojo į atvirą konfrontaciją. Jis nedalyvavo gegužės 9 karinėme parade Maskvoje, švenčiausioje Rusijos kalendoriaus dienoje. Jis uždarė Rusijos kultūros centrą šalyje. Ir kai po kelių mėnesių Rusijos policija nužudė 2 azerbaidžaniečių brolius, laikydama juos sulaikytus viename Rusijos mieste, Azerbaidžanas atsakė tuo pačiu. Jis sulaikė rusus ir parodė vaizdus. Tada 2025 m. spalį Putinas pagaliau pripažino, kad rusų raketa numušė tą lėktuvą, kurį rodėme pradžioje. Ir pagaliau atsiprašė. Tikras atsiprašymas. Ir kitais metais buvo pasiektas kompensacijos susitarimas. Tačiau giluminės žalos nepanaikins vien rankos paspaudimu. Nes tai, kas ten buvo sulaužyta, nebuvo sutartis. Tai buvo baimė. O baimė kartą prarasta negrįžta vien su atsiprašymu. Ir tai nesustojo Azerbaidžane. Pažvelk į Armėniją. Dešimtmečius ji buvo ištikimiausia Rusijos sąjungininkė regione. 2026 m. birželį ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas laimėjo rinkimus. Ir laimėjo. Ir laimėjo nepaisant stipraus Maskvos spaudimo, kuri net grasino nutraukti pigias dujas tiekiamas šaliai. Jis laimėjo siekdamas artėti prie Europos. O kas pasirodė kitoje pusėje, ištiesdamas glėbį? Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, Azerbaidžano Respublikos prezidentas ir Jungtinių Amerikos valstijų ministras pirmininkas. Jungtinės Amerikos valstijos. Donaldas Trumpas viešai palaikė Pašinjaną. Ir padarė dar daugiau. Jis pasodino Armėnijos lyderį ir Azerbaidžano lyderį Baltuosiuose rūmuose, kad pasirašytų taikos susitarimą, užbaigianti daugiau nei 30 metų trunkantį konfliktą. Jie netgi pavadino praėjimo koridorių Trumpo vardu. Pagalvokite apie tai. Būtent Rusija 150 metų buvo Kaukazo teisėja. Būtent Rusija tarpininkavo paliauboms tarp Armėnijos ir Azerbaidžano 2020 metais. Tai buvo jos vaidmuo. Tai vaidmuo to, kas valdo šį regioną. Dabar tai, kad tarp šių dviejų šalių tarpininkauja Jungtinės valstijos. Prie stalo Vašingtone, o Putinas stebi iš šalies. Rusijos kiemas pakeitė šeimininką. Ir jei manote, kad tai tik Kaukazas, tolima žemėlapio kertelė, pasiruoškite, nes tas pats modelis plinta ir situacija darosi vis rimtesnė. Viskas prasideda nuo artimiausių kaimynų ir po truputį tolsta. Moldova, esanti visai šalia sienos, skuba link Europos Sąjungos. Centrinėje Azijoje tokios šalis kaip Kazakstanas, kuris anksčiau buvo ištikimoje Maskvos orbitoje, pradeda ieškoti kitų partnerių, tokių kaip Europa ir Kinija. Dabar dar labiau nutolinkite žemėlapį ir vaizdas tampa dramatiškas. Nes Rusija žadėjo apsaugą ne tik kaiminėms šalims, ji buvo globėja režimų visame pasaulyje. Ji pardavinėjo ginklus, siuntė kariuomenę ir prisiekė ginti šios sąjungininkus nuo bet kokios grėsmės. Ši apsauga suteikė Rusijai galią ir prestižą toli nuo namų. Ir vienas po kito šie sąjungininkai žlugo, o Rusija stebėjo tai sudėjusi rankas. Pažiūrėkite pavyzdžiui į Siriją. Beveik 10 metų Rusija rėmė diktatorių Bašarą al-Asadą. Ji įsikišo kariniu būdu 2015 metais, kad jį išgelbėtų. Asadas buvo Maskvos trofėjus artimuosiuose rytuose. 2024 m. gruodį sukilėlių grupė žaibiška ataka žygiavo į sostinę Damaską.
o rusų pajėgos daugiausia tik stebėjo. Asadas pabėgo, o minios aikštėse nuvertė režimo, kurį Rusija daugelį metų gynė, statulas. Ir tai nebuvo tik Sirija. Venesueloje Maduro vyriausybė, kurią Rusija ginklavo ir rėmė daugelį metų, visiškai žlugo dėl Jungtinių valstijų spaudimo. Irane partneris, kurį Maskva bandė palenkti į savo pusę, buvo smarkiai nukentėjęs kare su Izraeliu. 3 sąjungininkai, kuriuos Rusija prisiekė ginti, ir 3 žlugimai. Ir žinai, kas įdomiausia? Nė vienu atveju Rusija nė piršto nepajudino. Kaip matote, Rusija nustojo būti ta galybė, kuri sprendžia, kas valdo. Ji tapo tik dar vienu žaidėju, bandančiu išgelbėti, ką dar galima iš skęstančio laivo. Ir žinia, kuri nueidi per pasaulį, yra bauginančiai paprasta. Rusijos apsauga nebeturi jokios vertės. Ir tada prieiname prie tikrai svarbaus klausimo. Kodėl? Jei Rusija palieka visas šias tuštumas, visas šias galios spragas pasaulyje, kažkas jas užpildo. Bet kas? Atsakymas turi gerai jums žinomą vardą. Kinija. Ir čia istorija Putinui tampa tikrai niūri. Nes kol jis išleidžia kiekvieną rublį ir kiekvieną kareivį Ukrainoje, Kinija tyliai patenka į pačią Rusiją pro galinės duris. Pažvelk į Rusijos tolimuosius rytus. Ta milžiniška teritorijos juosta, kuri ribojasi su Kinija. Jis sudaro 40% visos Rusijos teritorijos. Tačiau ten gyvena tik apie 8 milijonus žmonių. Tai tuščias regionas, pilnas išteklių ir esantis šalia daugiausiai gyventojų turinčios šalies pasaulyje. Kai Europos įmonės dėl karo paliko Rusiją, atspėk, kas užėmė jų vietą. Kinijos įmonės. Ir jos atvyko netuščiomis rankomis. Šiandien specialiuose ekonominėse zonose Sibire juanis, kuris yra Kinijos valiuta, pakeitė rublį sandoriuose. Maždaug 90% pramoninių mašinų, kurias importuoja Rusija, atkeliauja iš Kinijos. O kiniški automobiliai, kurie prieš karą sudarė 18% Rusijos rinkos, šiandien sudaro 57%. Daugiau nei pusę. Ir žiūrėkite, mes nekalbame apie invaziją. Tiesa ta, kad Kinijai nereikia tankų. Ji daro kažką protingesnio ir ilgamžiškesnio. Ji paverčia Rusiją tiekėją. Naftos, dujų ir pigios žaliavos tiekimo punktų, kuris maitina Kinijos ekonomiką. Kadangi Kinija perka maždaug pusę naftos, kurią eksportuoja Rusija, Putinas negali pasakyti ne. Jis priklauso nuo kinų, kad išgyventų. Partneris tapo kreditoriumi, imperija tapo tiekėju. Ir visa tai – teritorijos, įtakos, sąjungininkų, pagarbos praradimas – smogė ten, kur skauda labiausiai. Paprasto Rusijos piliečio kišenė. Nes už šį karą sumokama namuose. Kaimas šoktelėjo. 26-ųjų pradžioje Per vienerius metus maisto produktai Rusijoje pabrango daugiau nei 20%. Siekiant suvaldyti šią infliaciją, palūkanų normos pakilo iki daugiau nei 14%. Ir tai savaime jau smaugia kiekvieną, kuriam reikia kredito. Prie kasos kai kurios kainos buvo dar didesnės nei etiketėje. Iš esmės visur yra įspėjimų, kad produktų kainos yra perkainojamos ir atnaujinta kaina yra ta, kuri rodoma prie kasos. Vien tik 2025 metais daugiau nei 200 000 mažų ir vidutinių įmonių uždarė duris. O Rusijos suverenusis fondas, tas taupimo fondas, kuris turėjo būti šalies pagalbė sunkiais laikais, per 4 metus sumažėjo daugiau nei per pus. Visa tai buvo išsemta karo finansavimui. Aš žinau, skaičiai yra abstraktus. Leisk man parodyti, kaip tai atrodo realiame gyvenime. Daugelį Rusijos vietų degalų trūkumas sukėlė milžiniškas eilės degalinėse. Ir tai nėra kelių automobilių eilė. Tai eilės, kurios žiūrint iš viršaus driekiasi kilometrais. Nenutrūkstama transporto priemonių linija vingiuoja per kraštovaizdį, nesimato pabaigos. Greitkelyje, jungiančiame Maskvą su Sankt Peterburgu, pagrindinėme šalies kelyje, visa juosta virto degalinės eilę. O ten, kur trūksta, gausu nevilties.
Krasnodaro mieste laukimas prie degalinės virto muštynėmis. Du vyrai puolė vienas kitą, voliodamėsi ant akmeninio grindinio, kovodami dėl teisės pripildyti baką. Tai kasdienybė, kurią Vladimiras Putinas sukūrė savo tautai, siekdamas didybės svajonės. Šiuo metu galbūt užduodate savo vieną klausimą. Jei viskas taip blogai, kodėl Rusija dar galutinai nebankrutavo? Tai pagristas klausimas, o atsakymas daug ką atskleidžia. Kad suprastumėte, turite žinoti vieną dalyką. Pagrindinis Rusijos pinigų šaltinis yra naftos pardavimas. Kai naftos barelio kaina yra aukšta, į biudžetą plūsta pinigai. Kai kaina žema, biudžetas susitraukia. Viskas paprasta. Ir tada 2026 m. vasarį kitoje pasaulio pusėje įvyko atsitiktinumas. Karas tarp Jungtinių valstijų ir Irano uždarė Ormūzo sąsiaurį. Kai ši trasa buvo užblokuota, pasaulyje pritrūko naftos. Ir naftos barelio kaina šoktelėjo iki daugiau nei $100. Supranti, ką tai reiškia? Nieko nedarydama, Rusija pamatė, kaip jos nafta per naktį tapo daug vertingesnė. Šie netikėti pinigai užkamšė biudžeto skylę ir atidėjo krizę. Kitaip tariant, Rusija laikosi ne todėl, kad Vladimiro Putino planas pavyko. Ji laikosi todėl, kad geopolitinis atsitiktinumas atnešė jai pinigų. Laimei, tai atsitiktinai gautas atokvėpis. O atsitiktinumas netrunka amžinai. Kai naftos kaina kris, o jie anksčiau ar vėliau kris, liks tik tai, ką Putinas iš tikrųjų pastatė. Ir tai, ką jis pastatė, yra štai kas. Putinas įsiveržė į Ukrainą, kad pasaulis vėl pradėtų bijoti Rusijos. Praėjus 4 metams Azerbaidžanas jam meta iššūkį be baimės. Armėnija pasirašo taikos susitarimą Baltuosiuose rūmuose, o ne Kremliuje. Asadas, sąjungininkas, žlugo. O Kinijos Huanis laisvai cirkuliuoja Rusijos Sibire. Prieš keletą metų Amerikos senatorius Johnas McCainas pasakė frazę, kuri tapo pokštu. Jis pasakė, kad Rusija tėra degalinė apsimetanti šalimi. Tuo metu daugelis žmonių tai išgirdo kaip provokaciją. Politiko perdėjimas. Tačiau šiandien, žvelgiant į Rusiją, kuri išsilaiko tik dėl naftos kainos ir tiekia Kinijai savo žaliavas, tas sakinys nebėra juokas. Ir čia aš užduodu jums klausimą. Po viso to, ar manote, kad Putinas dar turi galimybę atsitiesti? Ar žala jau negrįžtama? Palikite savo nuomonę komentaruose, aš noriu ją perskaityti. Jeigu žiūrėjote iki šios vietos, jau supratote, kad šiame kanale informacija nėra paviršutiniška. Čia mes parodome, kaip iš tikrųjų juda valdžia po naujienų paviršiumi. Todėl užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte kitos analizės. Ir yra vienas skyrius, kurio dar tau nepapasakojau. Kol Rusija praranda įtaką pasaulyje, ji rizikuoja prarasti ir dalį teritorijas, kurią užima nuo 2014 metų. Krymas. Pamažu Ukraina izoliuoja pusiasalį ir paverčia buvusi Putino trofėjų visų jo nesėkmių simboliu. Kai tai vyksta, paaiškinsiu kitame vaizdo įraše. Tiesiog spustelėkite čia.